Neseniai gavau klausimą. Tai kaip išsirinkti kryptį, kurią judėti, kai norisi tiek visko daug aprėpti ir viską iškart išspręsti. Viena vertus toks noras yra natūralus, kita vertus jis veda į niekur. Bet kokia terapija nėra apsipirkimų sąrašas, todėl visko vienu tokiu užėjimu, vienu apsipirkimu tu neišspręsi. Mano tikslas yra padėti žmonėms išsigryninti konkretų asmeninį tikslą arba kryptį, dėl kurios būtų verta darbuotis. Tai ką daryti, jeigu kol kas tokios krypties ar tikslo nėra arba jis dar nėra aiškus. Tai šitoje vietoje taikydama hipnoterapiją, tiesiog kaip įrankį priemonę man prakalbinti žmogų, mes išsiaiškinam, ar ta kryptis ir tikslas, kurią preliminariai išsikelia žmogus, yra tikroji kryptis, arba tai yra proto žaidimas, nukreipiant žmogaus dėmesį nuo tikrosios priežasties arba nuo tikrosios krypties. Tai kai žmogus ateina pasimetęs, kad neturi savo krypties, nieko baisaus, mes tą kryptį dažniausiai išsigryninam ir išsiaiškinam.